Taigi sveiki visi į naują video ir aš iš tikrųjų norėjau pirmą padėkoti už palaikymą, ypač ant TikToko, eik tu savo tiek daug peržiūrų, tiek daug followerių. Ačiū Jums ir šiame video rašykite savo klausimus. Manau, geras metas, parašykite savo klausimus ir tik iš šio video atsakysiu kažkuriame video gal po 10 dienų į tuos klausimus, kuriuos šiame video uždavėt, ne kitose. Tai dabar aš noriu pakalbėti apie savo DeWalt didžiąją bulgarkę. Nusipirkau šią bulgarkę vakar, nusipirkau aš ją. Ir nežinau, jinai iš tikrųjų labai gera, tai dabar mes pamėginsime pratestuoti šią bulgarkę, pjaunant šį storąjį metalą. Užsidedam saugos priemonės, rytoj kalbėsime apie saugos priemonės, tai užšarvuojam savo, kaip sakant, operatorių. Užšarvuotas pasitaisyk, jeigu blogai. Ir užsidedam akinius. Ir save užsišarvuojam. Jeigu norite pamatyti daugiau tokių video, tai irgi followinkite ir ačiū dar kartą už palaikymą, eik tu savo, ypač ant TikToko. Ir dabar noriu biškį dar iš pradžių palyginti. Kameristas gal arčiau, kad abi bulgarkės matytųsi. Va šitą mano pirmoji bulgarkė. 21 metais nusipirkau aš ją. O šitą nusipirkau šiais metais ir šitą yra 720, o šitą yra 2000 vatų. Tai gan labai galinga, šitą pagaminta Romėnijoje, šitą Indijoje pagaminta, nes kadangi dabar Indijoje labai daug žmonių, tai visos firmos keliasi nebe į Kiniją, o į Indiją. Tai greitai pamatysime not made in China, but made in India. Gerai, dabar toliau biškiai greitai atsukam. Gerai. Ant tos bulgarkės tai galiu pasiimti ir su rankom atsukti. Bet ant tos reikia raktą naudot, bu niekad neatsuks. Pjauname. Ir va, turime tai greitai nupjovę, štai šį metalą, aš dar pamatosiu kokiais istoriją. Man iš tikrųjų patinka bulgarkės, bet jos yra labai pavojingos, su jom reikia labai atsargiai ir gali atmušt, ypač va šitą 2000 vatų, aš negaliu, blemba, jinai tokia galinga, jeigu 720 vatų taip pat muša, kad net man diskas buvo nusprogęs, tai šitą tai ten šakės būtų. Čia yra 30 mm diametro apvalus metalas ir mes taip jį greitai nupjovėme. Tai tikiuosi, kad patiko šis trumpas vaizdo įrašas. Dėkui dar kartą už palaikymą, rašykite čia savo klausimus, po 10 dienų mes atsakysime. Ačiū Jums.